Daug žmonių šiandien susirinko į paskutinėje šio sezono Vyto šou laidą. Aš esu Vytautas, vidutinysis, ir net 10 epizodų buvau kartu su jumis. Ai, beje, skambinu redaktoriaus mama, tai žinokit, visi yra daug iki pagamintų jau Kijevo kokletų, gera kaina. Bet nesakyk prekybų centrų, nes jie nemoka. Pavadinkim jį prekybų centrų pavadinimus su Dievu. Tai neatskleidžiame. Tai kaip matote, atspausdino mums nuotraukom mano broliukus. Dabar spėkit, kuris yra mano broliukas. Va čia ant galvos kur stoju, čia šuniukas ir va čia kažkoks. Mano broliukas, jam 40 metų, vargšas ir šuns buvo užpultas ir pirmi senatvės požymiai, dabar vėl žydi po plastinės operacijas, tikiuosi neišgazdino. Na ir broliukų nuotrauką traukiame. Ne, va. Panašu, kad Žalgiryje kontraktą gali turėti. Dėl ko, nes juodas? ne dėl to, juk čia jums rasistinė laida yra kokia. Juodas humoras. Vardas į broliaus Mariukus yra. Nušlykšt, tikrai, nušlykšt ir net pykina iš tikrųjų, bet jis keliauja va man šalia Jankievičiaus. Ryta juoda, p***arų spalva, kad ten dainuoja Kaune. Na, aš ten nedainuoju, taip Kaune dainuoju. Kita, ačiū tau Virginijai, Virgutė, už šuniuką. Tikrai labai patinka. Dabar šunį atsintė, kaip zaibė šuo, fainai. Čia yra mano šuo Kukis. Tai dedam šunį čia, bus už manęs kažkur, o šiaip tai šunis reikia pribūdos laikyti, su lenciūgu pririštus. Bent jau pas mus taip daro. Ir dar atsintė 2 nuotraukas į Vyto šou laidą. Pridedu žvakes. Užsidėkime, kai reikės ramybės. Tegul kyla visus gerus emocijos, kaip ta saulė. Šiaip čia leidžiasi saulė. Dar vieną nemačiusi saulėlydžių. Čia atseit stovėjimo aikštelėje. Spėju, kad čia yra prie Lidlo. Jau matau, kad prie Lidlo. University of Kent, Paulius 36. Pagal amžių jau matosi ir humoras, kad University of Kent. Kokie mieste, dabar nepabūsiu geogeseris, bet spėju, kad ten, kur daugiau žmonių gauna pašalpas negu algas. Ten, kur ir žiūri Vyto šou. Tai šitą dedame. Čia dedame, o šitą prie jūros panašu biškėlį Mantą Bertulį, bet čia parašytų Paulius 36. Bet siunčiate, atsinti ir pažiūrėkite Vytautas, kiek jau turi prisidėjęs nuotraukų. Jau greitai nebetilps niekas. Baisios nuotraukos galėjo, va, vienintelė, kuri graži nuotrauka yra va šita va. Šita mano draugo ir va čia, kur aš pats dariau, Kretingalis bažnyčia, kits na gražis. O jūs siūskite ir toliau savo nuotraukas visos vasaros metu. Siūskite savo nuotraukas iš vasaros, kaip plaukite baidarėmis, kaip p***atės palapinėje per festivalį su nepažįstamu žmogumi, kaip vemėjate prie pirties. Visus vasarinius įvykius, kurie dažnai nutinka mūsų nuostabioje šalyje Lietuvoje. Aš jau kraustausi Vilnių, nes kaip matot integracijų babkių, žinot, iš kur gavau pinigų? Iš Revoliuto. Hei, dabar žiūrėkite, pasakiau Revoliut, dabar aš jau padarysiu reklamėlę. Norit pažiūrėti, bet žiūrėkit, gerai, žiūrėkit. Nesu dar televizijoje tokias reklamas. Hei, aš esu Vytautas vidutinysis. Ar norite savo greitai sąskaitoje turėti 20 eurų? Štai skanuokite šį QR kodą ir atsisiųskite Revolut internetinių bankų programėlę. Jeigu turite 18 metų, o matau, kad turite, tai padarykite dabar. Kas yra Revolut? Man draugėliai visi turi Revolut. Kretingaliai turi Revolut. Plungiai turi Revolut. Mažeikis visi turi Revolut. Iš kur gavo? Gavo internetinį. Turi programėlį, galite jau parodyti. Bum. Kiek ir pinigų įmestų, nerodysiu savo kodą, kiek ir primestų 204 eurai.
Vis laik naudoju, kasdien naudoju, visiems atsiskaitimams naudoju, draugeliam reikia pervesti. Hop, įmeti, jau draugelis rašo, o ačiū gavai, netgi gifą gali nusiųsti, kai pinigai įkrenta. Galiu užsisakyti tada ir metalinį kortelį, žiauriai geras kortelis. Vilniečiai labai mėgsti tokius kortelis, kretingaliečiai mėgsti. 40 milijonų žmonių mėgsta. Mano yra juoda. Čia spėkit kieno talazana. Spėkit kieno šitą ir rūžava. Talažunienis. Visi turi kortelis. Kaip ir sakiau, galite atsisiųsti jas labai greitai nuskanavę QR kodą. Video aprašyme yra nuoroda. Atsisiųsite ir tada turėsite patogią finansų tvarkymo aplikaciją. Tai va, visi viską išgirdote apie Revolut, pasikartojam. Kas yra Revolut? Bankas. Ką galime daryti su Revolut? Pervest pinigų sąskaitą. Ką galime dar daryti su Revolut? Splitin. Kortelę galime susikurti. Kokią? Metalinį, teisingai. Ar galima susikustomizinti pačiam pagal spalvas? Galima. Kiek žmonių naudojasi Revolut? 40 milijonų, šaunuoliai. Turi 18 metų? Turi. Žiūrėk, nusiskanuok šitą QR kodą, atsisiųsi appsą ir gausi 20 eurų dovanų. Viskas. Grįžtame į laidą. Dabar paskutinis 30 skaidrių šį sezoną. Pasiruošę? Pradedam paskutinę 10 laidą. Aktualijas. Lietuva nusprendė, kad šaliai atstovausia Europos parlamente. Rinkimuose sulaukęs staigmenų. Kas važiuosi Europos parlamentą? Andrius Kubilius. Gerai, jau Lietuvoje pensijų žmonių nebeatiminės. Pats pirmasis pedokonservas šiaip čia yra vadinamasis. Aš taip nevadinu, taip žmonės šneka. Rasa Juknevičienė. Antroji pedokonservė. Paulius Saudargas. Toks melagis, man atrodo, biškai panašus toks. Aš nepalaikau gėjų santuokų, bet pats pisuosi kartais su vyrais. Tada Vilija Blinkevičiūtė. Oi, kokia atstraini moteris. Man babas pati mėgstamiausia. Man baba netgi buvo nuėjusi, paprašė, kad jai plaukus padarytų tokius kaip Vilija Blinkevičiūtė. Kas gavus, tik tai žandai kaip pas Vilija Blinkevičiūtė. Vytenis Andriukaitis. Žmogus, kuris yra panašus šiaip į pieštukų trintuką antrame gale, kur būna. Nežinau, kodėl, bet tokius asociacijus. Aurelijus Veryga. Politikus Bareikis. Dainių Žalimas. Fainas, bet tik savo pačiam. Virginijus Sinkevičius. Aš norėčiau pasakyti, kad man fainas yra šitas žmogus, bet jisai draugavo anksčiau su tuo žmogum, kur nėra gyvenime kavos ragavęs niekada. Su, kaip ir pavardėjo, Karbau. Žinot, kaip sako gandras, kuriam neleidžia kavos ragauti mama. Karbau, sako. Ir išlėsia paskui zuikius, išlėsia visas varlės, viską išlėsia tai dėl to, kad su tuo draugavo mažyliu, o tas mažylis atėjo pas mano bočių ir sako, mes čia norim daryti tokį korporatyvą, žemės biškelį parsi, gal išnuomotumėt. Girdė apie p***ą, užsiraš savo dokumentus, viską kaimų nusipirko ir dabar ten dirba žemė. Liūdna istorija iš tikrųjų, bet čia net nemelas, čia yra jau tokia fiktyvi tiesa galimai. Kuo toliau, tuo liūdniau darusi. Jau tai pradėjo liūdnėti nuo Verygaus, jau pamačiau, kad visą laiką tokiais įkišęs šlekis savlį burlą. Prudamaras Dabušleškis, kur piktina za lūpą, tiesiog aplink lūpas visą laiką, kai šneka. Arba, man atrodo, jisai kaip narkotikų prekeiviai, kur užsienyje už lūpų užsikišę nešiuojasi kokainą, draugas pasakojo, tai jisai koloruotkę užsikišę, tai net neprašneka. Senas sovietinė išgama. Ir dar kitas senas išsislėpęs rastas Petras Gražulis, rūkytos žuvies p***ėjas, bet atėjo nusipirkti pisti seną plekšnę. Ta durnelį pasitaikė. Sako, kam ta plekšnė pisti mane? Sako, nenoriu vaiko. Sako, bus vaikas, galėsi eiti į auksinis svogūnus, atsivesti vaiką, galėsi kontentų pasidaryti. Tos galvoju, gal gerai. Su p***,
vaikui gyvenimą, gal, bet užtad man reitingai pateko į Seimą. Į Europos parlamentą, atsiprašau. Sėkmės tavo Europos parlamente. Siūlyčiau važiuoti į Briuselį, atsidarius langą ir kvėpuoti per nosį, kad kuo daugiau dulkių prisikauptų nosyje, tam, kad paskui būtų daug bubių, nes labai didelis parlamentas, daug palangų, net turėsi, ojojoj, kur galės ne tik bubių stebti, galės ten viską. Ir Petras Auštrevičius, tai jau čia visi žinom, o kas nežino, tai vaikai, padainuosi dainą. Už Petrą, už Petrą, už Petrą, bet ne Gražulį. Petras Gražulis jau kraunasi lagaminus į Briuselį. Kam atiduos pusę algos, ką padarys su anglų kalba ir vaikais. Aš ką šnekėjau? Čia yra žmogus PR meistras. Iš tikrųjų, influenceriai.lt. Braukit visą sutartį su visais puldemikais, su visais. Čia va kaip reikia pardavinėti, ne tik tai save, kryželius, be anglų kalbos, be nieko pysti tarptautinį rinką. Oi, Petras nuliūs, kai sužinos, kad nėra rūkytos žuvies Briuselyje, ne vienu kiosku, bet nieko atsiveš pas save. Anglų kalbos nemoka. Prieis ateha. Fish. Fish. Smoke. Fish. You suck my dick. Little girl. Then later. Golden onion. Oi, oi, oi. Dar vienas. Minedo pagalba Ukrainai afera. Kaltinamas pasisavinę surinktą paramą ir apgavis daugybę Minedas. Žmonės apgaudinėjai. Nu jūs juokaujate. Čia jau ta sisteminė žiniasklaida bando susidoroti su vienu geriausiu Lietuvos dainininku. Mindaugas Jonušas, kitaip žinomas kaip Minedas, galimas aferas teigiama, kad žinomas vyras pasisavino Ukrainą įrinktą paramą, apgavo tiek lietuvius, tiek ukrainiečius. Tu Minedai. Nu tu suski. Žinot, ką dabar siūlau? Minedą paimti, supakuoti į didelį droną, pakabinti iki Donbaso, ruskiams į apkasus, į tegu dainuoja jisai tenai. Galimai gausim atominę atgal už panaudotą tokį neleistiną ginklą, bet šitas jau Lietuvoje nebegali būti. Nu taip, Minedai, taip mėgautas tavo dainas. Mums nelemta būti kartu, mums nelemta dalintis jausmais, mums tik lemta žūti ruskių apkasais. Ai, čia Skirmantas Malinauskas paplatino. Šiaip turiu planą kitais metais jau nuo rudens keltis į Vilnių gyventi, galvoju netgi tą bumbuliuką pasiimti, kad čia šnekėtų tokį apžvalgininką pasidaryti. Kaip Jimmy Fallonas turi tą meksikietį, taip ir aš noriu turėti Skirmantuką. Bet vis laiks, kas Skirmantukas matytis per subinytis, biški toksai, ką lakstytų. Jeigu nestiks, treneris Domantas Žičkus nutraukė tylą. Žaidė Tulos karalių beveik laimėjo ir pyst ir nutraukė. Nežinau, ko siekia tos moteris, bet tai gali būti kerštas. Nežinau, aš norėčiau, kad treneris Žičkus būtų Lietuvos rinktinis treneris. Su Makskvičiu, kiek jie norėtų talentų pačiupinėti visokių, kaip čiupinėtų talentus. Bet žiūrėk, jau į tą vyrą, mato nuotraukoje, jau žiūri į tą vyrą. Nesimato šiaip, ką tas vyras daros, bet man atrodo, jau jisai traukia kortelį, jau skambinsi Sportlandą kedus pirks. Šitam jau Domantui Žičkui. O matėte, Rolandas Mackevičius, tas, kur parkuojasi invalidų vietas savo Lamborghini, buvo susitikti pašnekėti. Rado invalidus vienas kitą invalidą įdu. Tai... Tai Domantas Žičkus nuėjęs į nepatogius klausimus, kad galėtų dar nepatogių kedų užsisakyti. Bliam, nežinau, kodėl aš žiūriu tą nuotrauką, bet aš noriu jam butą išnuomoti. Incidentas Nidos paplūdimyje. Gelbėtojai moterį palaikė vyrų ir pasiūlė išeiti. Man dabar grįžo prisiminimai, kaip pasiūlė išeiti Nijolė Pareigytei. O gal Nijolė palaikė vyrų, o gal Nijolė buvo vyras ir tik tada po 18 metų karjeros merginų suprato ir Valinskis atėjo ir pasiūlė jai išeiti. Kaip būtų nesmagu.
baltus kelnaitis, trumpi sijonėliai ir žiūri po tom baltom kelnaitėm pas visus. Karinus baltus kelnaitės, tada Godus baltus kelnaitės, toks gražus toksai užsilenkis, Ingridas toksai užsilenkis ir Nijolius toksai baltus kelnaitės, bet toks bumbulus, toks arba gamarojukas labai didelis, arba bet nemanau, paskaitykim, kas tenai nutiko. Skunde tarnybai pareiškėja paaiškino, kad jai dėl vėžio rizikos yra atlikta krūtų šalinimo operacija. Jos plaukai trumpai kirpti, todėl jos teigimu vizualiai gelbėtojams pasirodina moteriška. Nidos merui reikėtų nupirkti naujus žiūronus savo gelbėtojams. Arba Nidos gelbėtojai dar buvo ką tik grįžę iš kopų visą naktį su petokais akyse ir nelabai susižiūrėjo. Gelbėtojai keturačių privažiavo, hei tu, per daug vyriškai atrodo, ne čia nahui, čia yra žmogaus palaidat, man nenorit paskutiniai laidai, čia yra patyčios, jeigu aš Vytautas skaitį, nepurti galvos dabar man. Kaip tu drįsti dėti tokius straipsnius, kur čia tokiom temom nejuokaujama. Vytauta filmuoja iš Kretingolį žmogų, tu reaguok, žmogus, kad ten vėžio rizika yra, kad jisai čia bajerį padarytų. Blet, kai mes jūs negaliu. Gelbėtoja neprisimena. Nidos paplūdimus prižiūrinčios biudžetinis biudžetinė įstaiga. Žiūronus nupirkite žmonėm. Kas čia per pavardė Laima Vengalė Dic? No Tic, o ne Dic. Viskas, jau čia 6 valandos rento iškirpta yra kita naujiena. Negalėjau nustoti verkti. Tai baisiausias košmaras. Į Ispaniją su Ryanair skridę Britai atsidūrė Kaune. Pisk tu nahui, tu matė savo Angliją. Košmaras Kaune. Ten, kur Nemunas ir Neris, ten žaidžia Žalgiris. Kaunas tvarkosi, gražiausias. Meras va taip vaikšto. Nu taip vaikšto. Visi kauniečiai žiūri, kas čia, vėžys vaikšto. Ne, krabas toks pita. Čiuk. Atsidūrė, matai, jinai košmaris. Žinot, kas yra košmaris? Peterboris yra jūsų košmaris. Nuvažiavom, Peterborį, kažką prigėrėm, aišku, visą jau tenai naktį, rytą atsikeliu, žiūri, šiknoskilėje esu. Bet tikrai smirda, kvepia kaip išmatos, kaip toksai. Paskui, žiūri, kanalas liktai kažkoks tek. Žiedus, kažkas atspaudimus daro, gulbis, plauki. Sakau, kur čia esam? Sako, Peterborį. Eik, tu sakau, tai ir Anglai turi Rusiją. Sako, turi. Sakau, kodėl čia taip šlykštų? Ir taip surimtai, sako, lietuvių daug gyvena. Nu, žodžiu, baisu. 6 dienas išbuvau. Ko tik tenai neįvyko? Kur jie skrido? Į Ispaniją. Aš esu matęs Ispanijoje Britus, tegu jie tik tai mažiau čia lelekina. Nuvažiuoja, geria iš tų savo plastikinių bambalių, šoka, dainuoja, užsidarė vieni patys su tais Britais, Saulis nematęs, bobų su tatuiruotėm, vyrai su tatuiruotėm, vaikai su tatuiruotėm, visi su tatuiruotėm. Košmaris jam Kaune pasirodė. Reikėjo, kad Kaune jos pasitiktų gerai kažkas. Net nebemuša nieks Kaune, nieko jau. Ten Europą finalinį ketvirtą darė Kaune. Įžeidė mano jausmus. Dar tas Maconkas su ta Nidos naujiena. Na, kiki. Kaip užsikirtis automatas. Kiki. Prisižiūrė aš šitaip tų nelaimingų video, tik tokie kiki. 500 šalmų lygi vandenį. Tokios masiškos vagystės Vilniuje dar nebuvo. Šalmai turi saktą. Masinė savižudybė. 500 šalmų. Šoko į nerį ir plauki. Valinskas. Jau bus kažką negerai apie nerį pasakys. Atsiliepsiu geriau. Taip. Na, juokavau aš apie tą vėžį. Ne, aš Maconka. Arūnai, kurva, patikėk manim. Taip, apie Gražulį.
Ir taip, bet tenai ne aš. Ne, jisai dėjo, žiūrėk, Arūnai, našauk. Kencelins tavęs. Taip, šneka, im pašnekė. Noriu, imi pašnekė. Ką perdada linkėjimus? Supratau. Gerai. 8 valandą tau reikia būti prie Mindaugo tilto. Nersi į nerį ieškoti šalmų 500 prapitų. Šiandien? Paklausiau. Galiu paklausti? Paklausiu. Voice įrašysiu. Arūnai, o čia šiandien, ar rytoj, ar kada? Atsiųsk, jeigu galėsi, kada jam reikia. Gargžduose vyksta kriminalinės baikerių kovos. Arsenale, granatus, kastetai, arbaletas. Oho, toks kaip ir nelabai galėčiau daugiau ką ir be pridurti, nes aš ir pats biški toks pribaikerį esu. Turiu javą mopedą, pydintą iš Olandijos, parvežtą seną tokį. Prie namų paėmė irgi draugėliai. Tai važinėjau. Paskaitom. Aprašytus padeginėjimus Gargžduose, kai vienoje gatvėje kelis kartus buvo padegti automobiliai. Naudojami ginklai. Granatus, kastetai, arbaletas. Aš įsivaizduoju, kad mokamas straipsnis, bet galiu atspėti, kokių dar yra. Teleskopinis lazdas, tikrai, šitus turi būti. Kalavijai. Vieni yra kalavijuočiai, kiti yra žemaičiai su kuokom. Irgi kapojas, ten yra Gargždus, tokia piliakalnė, važiuoja su motoroleriais, su tais motociklais visi. Vieni bando įvažiuoti kalną, kiti pila aliejų karštą. Tada yra šitie su ietėm, motociklas prieš motociklą, kai 2 riteriai važiuoja, įsibėgėja. Baikeriai yra, kaip apie juos sakoma, plieninis žirgas. Plieninis žirgas, kas yra motociklas? Ar arklį dabar tampyti? Ne. Juk ateis jūsų karta, sakys, arklių išnaudojimas. Tai jie apsisaugodami nuo paprastų tokių vaukinių žmogeliukų, sėda ant metalinių savo žirgų ir daro kaip darydavo riteriai, aiškinasi santykius. Mano patarimas, nežinau, kuri komanda labiau žiūri Vyto šou, būtų panaudokite katapulką. Su katapultu, žinokit, paimkite seną javą iš kažkur, uždekit, privažiuokit kokius taip 25 metrus nuo namo, žiūrint kokią katapultą. Galite išbandyti atstumą, su stajaku ateiti, pabandyti atmišti priešininkų į chatą ir pažiūrėti, kokia yra trajektorija. Ir tada tą degančią javą hujakšti trobą, piskit ir tada jau bus viskas. Jau tada bosų levelis pasiektas, nieks jums nieko nebesakys. Tada važiuokite alaus, atsigerkite, pažvenkite ir daugiau nebekariaukite. Ir dar ko niekada nedarykite, tai jau prie Stunkaus namų jau kokius katapultus paleiskite. Ką tik žmogus įsirengęs, dar ne viską rėmėjams atidirbu. Gamta. Internete pardavinėjamas džiazų pėdų nuotraukos. Atlikėjai šokiruota. Ko jinai čia šokiruota? O tai nebereikia pardavinėti papų nieko pėdų. Nebereik pardavinėti, užtenk pėdas pardavinėti. Aš jums galiu viską rodyti. Jūs tik pirkit. Reik pėdų. Kilograms 500 eurų. Gerai, už 5 eurus kiek kainuoja? Internete pardavinėjimus pėdų nuotraukus, kai kurioms fotografijoms 10 metų brandintis jau tos. Kuo senesnė nuotrauka pėdų, tuo geresnė kaina. Įsivaizduok, galėtų būti pamatai džiazų prieini. Labą dieną, džiazų. Ar galėčiau pažiūrėti jūsų pėdą? Taip, kiek kainuoja? 10 eurų vien pėdą. Su Apple Pay galima. Pim. Ačiū. Ar jie kažką dar darosi su tom pėdom? Kažkam patinka papai putis, taip. Jau aš tą suprantu, subscriptioną ten, kad nusipirkti jau geltonai oranžiniam raidom, kur apie odos rūgštingumą kalba pH. Nusipirkti aš jau suprantu. Bet kažkas renka pėdas, važiuosiu aš į Kretingalę, prisifotografuosiu, petį, pažastį. Jaučiu už pažastį daug gali gauti, jeigu dar suspausta. Žinai, suspausti, taip, close-upą. Da pirštai kišsi.
Vytauto pažasties nuotrauka. Dabar ką prisiminiau, aš turiu video, kur buvau dabar parke Vingio, kur džiazų koncertavo su šlapiom kojom. Žinau, išlopęs pėdos tokias. Aš esu taip iš arti, iš fonų zonus nufilmavęs. Gali savo organus pardavinėti, nebereikia net išpjauti jų. Vilnietį šokiravo aistros apimto kurjerio veiksmai vidury baltos dienos. Ar yra video? Arūnai, esi? Labai greitai. Gali man mesti tą video, kur smaukosi kurjeris? Ta prasme skandalus. Prie ko? Kodėl aš negaliu sakyti kurjeris? Prie ko čia? Koks skandalas? Kad kurjeris smaukosi? Aš neturiu nieko bendro su jokiais kurjeriais. Arūnai, ne aš čia Vytautas šneka. Prie ko? O ką jisai pasakė? Ką pasakė? Žiūrėk, nešnekėk, nežinau, aš kada čia tas buvo prieš kiek metų. Eik tu su savo tapinu postą parašyk, jeigu jau čia skandalą tu išvelgi. Man reikia kurjeris kaip smauko b***. Aiškiai pasakiau. Ar čia auksinį protą reikia turėti, kad tokį prašymą suprastum? Taip, įmesi? Ačiū. Tai jau bus. Tuoj gausim video, dabar apžvelkime, ką čia rašo. Vaizdą įrašė, kuris Spaudos gatvėje užfiksavo ir su Delfi pasidalijo skaitytojas, iš ties matoma, kad žmogus užsiema nepadariais veiksmais. Maža to, šalia padėtas Volt maisto. Aš taip kaip ir noriu kažkaip taip sakyti kažką, bet taip nesuprantu, kas yra. Lyg Vytautas kažkaip nori sakyti, bet mano kūnas, ar čia gal kūnų savininkas, sako, nesakyk. Kaip aš dabar jaučiuosi, pasakysiu. Vytautas galvoja, nu ką, kurjeris smauka, taip nori sakyti. Nu, tie kurjeriai, dročintai, aš taip noriu sakyti. O man taip viduj, kaip liktai, kaip kažkoks, kaip kūnų savininkas, sako, nesakyk, man pridarysi problemų. Ir aš dabar palaukite, einu persijungiu į kūną savo. Kas yra, kodėl negaliu sakyti? Nes skandalas buvo. Visi labai myli ir į kurjerį yra šventą, negalima sakyti. Bet aš nieko nesakau, juk aš Vytautas esu. Kodėl? Gerai, nieko nesakysiu. Dažinėjai jums maistą, visokius tenai pirštelius, bau bandelis visokis, šunkaulius, kur jūs sėdite vieni namie arba su draugėmis, žiūrite Netflixą, valgote, fingerinate vienas kitą, žiūrėdami savo serialus, arba pasipėtate ir užsisakote Voltą šiuo atveju, kur atveža žmogus, juk jis atsidaro duris, juk jau žodžiu, kad pisvatis ką tik. O jam jo šeima kažkur, tai galvojat, jis nori pastatyti savo Bibistano, ar savo Bibzeko. Jisai galvojat, nenori pačiupinėti savo Tadžiko. Ir jisai žmogus grįžo į mašiną, uždėjo varnelį, kad nereikia įrankių. Pasiėmė savo rankomis, be įrankių, be pakuotis mokesčių, be nieko. Padarė savo rankdarbį, tas valgo ir filmuoja, į viršuliškėse atsistojęs iš gandraližio. Kaip negražu. Yra žmogaus privatumas. Mašina yra privati erdvė. Ne, jau čia nėra, negali p***s mašinai. Pasakyk tu tą kretingolį, kad negali, kur daugiau p***s jaunimui. Kad ir ne jaunimui. Ir senimis p***. Pasatuose salionus pasidarė didžiausi dvigulis lovus, sutraukė netgi kojį, mišlungis. Čia žmogus paėmė. Nežinau. Fui. Juk na jumi maistą prismaukė. Juk šaltkrepšis padėta šalia. Vargšas kurjeris. Kurjeriai yra neliečiamieji. Negalima ant kurjerių nieko sakyti. Suprant, kokį sunkų darbą jie daro. Veža jum, kai jūs patogiai sėdite namuose, kaip jau ir sakiau, fingerinate vienas kitą. Gėda man yra, gėda už jumis lietuviai. Aš galvojau, kad kažkaip jūs
Kurjerius mylit, mėgstat, o čia filmuot. Socialinėme tinkle TikTok išplito skandalingas Patrulio Radzevičiaus įrašas parodė lytinį organą. Nu, kur tas Patrulis? Normalus Patrulis. Viens prie vieno kaip šeimininką panašus. Kur buvo, atsimena tas iš Austin Powerso. Vienas didelis ir vienas mažas. Atsimena tas? Žiūrėk, kai pasilenks tas plikas ir tas plikas. Pasitampi triusikus. Kas nesat pasitrampi triusikus? Aš suprantu, būtų na Patrulis, suprantu, būtų kurjeris, čia smaukis, užsilipęs tą pimpalą, dabar ant lieptelio. Čia žmogus, kėlė kažkokį. Ir tas video, ir nebėra internete jo. Pašalina. Arvūnas tikrai turės. Rasai Vilkieniai. 50 šitai moteriai yra apie skausmingus skirimus gyvenime nuo nulio ir svajonė Ispanijoje. 50 metų taip dar galėjo atrodyti. Nu, Raselė. Rasa, aš tau niekada neatleisiu, jeigu jūs išvažiuosite iš Lietuvos į Ispaniją. Aš jūs jau matau 3 savo laidoje. Ne iš eilės, bet jau 3. Jeigu jūs išvažiuosite į Ispaniją ir negrįžite, niekada aš žiūrėk į akis, Rasa. Jeigu tu negrįši į Lietuvą, aš atvažiuosiu į Ispaniją, kad aš ir nieko neturiu tenai. Aš galiu vis tiek įsidarbinti maisto išvežiotojų, vadinamųjų kurjerių. Aš tave persiekėsiu. Ir jeigu aš pamatysiu tave pleže su tokiam maudimuku, aš sėdėsiu mašinai, pasidėjai savo krepšį šalia ir darysi savo žiuk, 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 žiuk. Įsidėmėk mano žodžius. Princesė Erika nusivylė gyvenimu kaime. Šūdą nusiploviau, bet dvokiu vis tiek. Muilų panaudok. Siūlau muilų panaudoti. Kaip tu šūdą čia užsidėjai, dabar man klausimas ant papų. Princesė Erika. Ai, čia princai, žinot, kur šeichai arabų. Pasikviečia princesės ten visokios ruskelkas prostitutės. Primaitina skaidulom, liep šikti ant krūtinis. Tai ta princesė. Aš žinau, kaimo bernus tokius ten. Esat matę, kur yra tik tokie visi tie bedantų, kur daro. Primaitina juos kefyrais grietinėm, primaitina, liepia šikti ant krūtinis. Karvių šūdus nusiplauna, žmogaus šūdus nenusiplauna. Dėl to reikia arabiškus aliejus tepti ant savęs, kad nekvepėtum. Pasidomėk biškelį, pasiskaityk Dubajaus kronikų. Princesė, tu princesė. Prasideda žymėjai tiktokai. O, štai ko mes čia ir susirinkome. Ragarimas, lingavimas, siubavimas. Pala, kiek čia visko vyksta dabar. Dainuoja Mino. Na, atsispaudimus tenai daro. Ir tada vaikas su senos moters vaibu atsistojusi ploja. Miestas šventė, kaimelė šventė. Pažiūrėkit, kokie visi laimingi. O tas atsispaudimus daro. Ant kumščių daro. Išskirtinis šventės elementas čia. Sak, tu nebedaryk. Netikėk, ką priešai suoks. Matyt, buvo kažkas įskaudinį žmogų. Susikėmė, jau galvoju, jau per Mino. Vis tiek kažkas filmuos. Aš parodysiu tai ką jinai prarado. Kaimo tai savo, kur išvažiavo į kitą miestą gyventi, padarys visus atsispaudimus dainų. Blemba yra iš tikrųjų gerai. Aš vien kartą pradėjau buvo atvažiavę Kretingaliai, buvo šventė, Vudis dainavo. Žinok, man irgi užsimaniau fizinių kažkokių užsiėmimų, aš pradėjau pritupimus daryti. Jo. Ir aš atsimenu, stoviu ir kažkaip, kaip du kardu, yra 4, ir aš taip šoku, pradėjau taip norėti daryti, yra 4. Tikrai, kelsi žvaigždės turi tą potraukį į fizinį kažkokį sportavimą. Atsiklauti, žmogus ploja Mino. Dėkoja, kad Dievui. Ką tik jisai buvo atletas, ką tik jisai buvo Domantas Žičkus, kur darė ant kumščių, dabar jis tapo Ieva, kuri maldauja viešumo ir kad pinigus jai atiduotų. Va čia yra visas Tindler, Svindler,
charakteryje sutelpantis lietuviškasis skandalas. Kaip žmogus vergi dėkoja jisai ir pysti ir vėl toliau, dar 50. Dėkoja pizdukas jisai, matai, pailsėjo, tipo, aš tau dėkoju, toliau, bliamo, darys. Mino, tu varai žmonės iš protų, Mino, tu turi būti mūsų prezidentas, mažiausiai kultūros ministras. Kas tau vėl atsitiko, tu burunduk? Kas dabar buvo? Kas? Išmetė iš darbo, nes per daug geriau ieškau darbo Italijoje. Aš tau pasiūlyčiau ieškoti darbo Ispanijoje, nes Vilkienė išvažiavo. Žiūk. Neįtikėtinai pasikeičia maisto pasirinkimo prioritetai ir skojinio pojūtis perėjus į carnivore mitybą. Šaldytas, sūdytas sviestas tampa delikatesu. Virš pusės pakelio sviesto prireiks. Iššilusi sviestą šiek tiek pamaišysiu. Truputį pasūdysiu dribsniais. Noriu taip įterpti, kad jie neištirptų, kad valgant jaustųsi kristaliukai. Kristaliukai. Ir silikoninė formelė. Silikoninė formelė. Porcijos sūdyto sviesto keliauja į šaldiklį. Va, koks grožis. Šaldytas, sūdytas sviestas. Kuom neradai? Tuom, kad čia, sviestas yra. Tuom ir neledai. Kuom neledai. Paėmė akmenį, kuo nespurga, nes, akmuo nespurga. Aš žinau, kaip dar užkimšti savo kraujagyslės. Paėmame sviestų pakelį, gerai pakaitiname, kol išsilydys, sutraukime su švirkštu, p***ame į veną ir susileidžiame. Kuo tau ne kraujagyslių valiklis? Ačiū Dievui, sportas. Titulas neapgintas Europos čempionate, Alekna liko 3. O Žalgiris liko 2. Skundžiasi jis čia dar. Ką aš tau, Mykolai, galiu pasakyti? Manau, kad gali tu likti be 1 vietos, be 2 vietos gali likti, bet ir gali greitai su tokiu išvaizda ir kūną ir be sėklos likti, tai tuom ir pasidžiauk. Kažkom... Žalgiris ardytas, tai kažkada tai aš buvau uždyta, bet pastebėjau, kad ardytas komanda lėvesnė negu Žalgiris, aš pakeičiau nuomonę. Dabar aš esu už Žalgirį, nors aš esu iš Vilniaus, ir turiu daugiau klausti, klauskite. Atsakysiu video chratu. Kas čia dabar yra? Aš norėčiau, jeigu bent vieną kartą turėti svečiuose turėti, norėčiau, kad būtų šitas žmogus. Baltą lietuviai, įsivaizduokit, 2 tokie sėdėtume. Jeigu norite šito kolabo, jums tai reikia suvalgyti 10 pakelių sviestą ir nufilmuoti save ir atsiųsti man. Bet šiaip tai tiesą sako. Aš nesakysiu, už ką aš sergu, aš už Vilkienį sergu labiausiai, kad moteriai pasisektų, bet tiesą sako. Mano širdyje jau vienas vilkas yra. Ir ne ryto vilkas, ir ne Vulfsų, ne Žemelio vilkas, bet... Baudinių serijoje kritusiai Lietuvos futbolo rinktiniai vėl nepavyko iškovoti taurės. Vėl nepavyko. Čia naujieną reikia rašyti. Čia gal jūs tiesiog paimkit, išsisaugokit vieną thumbnailą, o šitą šabloną ir dėkit, kada daugiau mažiau yra tas automatiškai užsistatyti kaip priminimą. Tegu eina tas pats straipsnis ir vėl nepavyko iškovoti taurės. Bandysime kitais metais. Man Lietuvos rinktinė ir pergalis yra tas pats, kaip laimėti Ryanair milijoną. Bandai tikiesi, galvoju, gal jau šį sėkį, po to apsišykė, apsiverki, žiūri, dar į Kauną atskridai, POV. Aš jau sakysiu, man jau užpis tie, kur ant svečių bus. Ar bus kova su Stanioniu? Aišku, bus. Aš tas laukiu, kurio čia Klaipėdai 7 valandą. Bus padarytas TikTok laivas, aš tą sudraskysiu, nes aš esu žvyris, aš esu lion. I'm a lion, God is blessed with me, I'll smoke. Juokingai. Jau žadėjau prakeikti jūs, kur ant svetimų
Jojate visi, bet juokingai. Žinot kodėl? Dėl to, kad Šalikas sugalvojo šitą video. Matosi, abudu su ilgais plaukais mokykloje mušami gitarom, grodavo abudu Zarasuose, jau gimė ir užaugė ežerų krašte. Bet juokingai padarė, juokingai parodė. Šaunuoliai, bernai, juokingai, man patiko, aš juokiuosi. Va, reklama. Ta kaimo japė dabar mano čia ekrane. Vita Žiba. Yra labai fainas tepaliukas, aš galėsiu atsiųsti mesį, va čia, nors šiaip blėt negalim reklamuoti. Skryna, ba. Tos, kur būna žvakutės šikna, tai jos nėra, kad labai padėtų, bet yra tepaliukai, mama... Nelabai, sako. Artūras man sako, nelabai padėtų. Jam labai dažnai būna gemarojus, nes Svans, kai tupė su 170 kg, nori, nenori, pusė žarnas turi išlysti, kol tu atsistoji. Jis sako, nelabai padeda. Aš atsiųsiu jiems pavadinimą žiauriai geras tepaliukas. Ta prasme, kad ir kokią dydžią, gali būti kumščio dydžio hemorojus, jis įsuvysas gal. Supratau. Savaitgalis geras buvo, kaip supratau, pas abudu. Bet yra tepaliukai, mama kažkokį davė. Mama, iš kartos į kartą. Perdodam jums šeima šį šeimų židinį, aukokite ir tausokite. Pas Vita Žiba šeimoje. Perdaudu tau dukrytį šitą gemarojaus tepaliuką, gali būti tokį dydžių, kaip Svan galva išlindys iš subinės, patepi, sulenda atgal. Rekomenduojam, hashtag reklama. Orai, tarsi vasara, bet kažko trūksta. Nike lietsargis. Aš nesu matęs, kad būtų Nike lietsargis. Mažeikiuose buvo toksai stirna, kuris 16 metų lankė kovas visokius, ten muždavo kitus vaikus silpnesnius už save ir ten su bendramžiais muždavos, bet labai mėgdavo pasirodyti, ten kojas vertaukus kilnodavo prie mažiukų, ilgesniais plaukais, ypatingai ten eidavo kūpą, buvo išstaturavęs Nike ženkliuką ant šitos vietos, ant čiūrins. Nike, Nike. Eik tu Nike išsitaturavo. Aš suprantu, išsitaturuok Puma, kažkokį tokį, ne, Nike ant kojas. Ir dar vienas orų pranešėjas. Matote, ne, jau ir sustabdyti stop kadras. Žiūrėt! Jo, bleba. Išjungit lietų! Aš žinot, kas jo dantis yra? Apverstas Vilnius Go logotipas, kaip Gedimino bokšto, kur yra, žinot. Va, apie ką aš šneku. Viso gero Lietuva. Vėl balta lietuvis. Apkabink man. Kas yra šiandien, aš visą dieną dainavau šitą dainą, dar netgi laidos kūrybiniai grupiai. Apkabink mane, taip kaip paskutinį. Aš laukiu naktyje, kol melagės lūpos man ištars. Aš tavo visada. Palaikom baltą lietuvį. Aš laukiu naktyje. Kol melagės lūpos man ištars. Aš tavo visada. Tai va tokia va Jessica Shy daina, kodės vadinimas yra Apkabink, jeigu tu tokio klausti, atsakysiu, jautų. Tai jis galvoja, kad nieks nežino šitos dainos. Baltą lietuvį, tu baltą lietuvį, nu juokingas tu esi labai. Žiūrėk, naujienus į pabaigą, kaip mano energija, retėja, kaip ir dantis mūsų egzempliorių, retėja, kur pradėjom su 4 dantim, tada porą dantų ir tada... Kas čia toksai? Ar jie čia specialiai? Čia gal ir trendas kažkoks? Ačiū tavo tėvui. Tavo Nidoj. Va čia, va yra, va tie, va, kuri Nida važiuoja, va teisingai sakė Tapinis.
privažiuoju su savo diskotekom daryti klubus. Aš pats nesu buvęs ne vienam reivo vakarėlėje. Aš jau žinojau, kad ten yra. Man sakė, kad buvo nuvažiavęs mano draugėlis iš Kretingalis į Nidą, kai buvo festivalis tų reiverių. Banga? Banga ir čiaburikai, bangos čiaburikai yra. A ir festivalis čiaburiekų. Bangos. Ir toksai festivalis. Nežinau, negirdėjęs tokio. Tai matyčia šitie ir yra, ne? Sakė, buvo, sakė, ne, sakė, kad va tokie, kur nemiegoja, vaikšto, vieni su skrybelėm tokie labai vaikšto. Ir sakė, visi juodai apsirengė ir su tokiais mažais sakinukais. Tokie. Taip daro, bet aš negalvojau, kad va čia šitie yra ant bangos. Buvau pamiršęs, kai reiškia taškytis. Aš vasarą, kai pirmą kartą šokau Platelių ežerą, tą atsakiau, buvau užmiršti, ką reiškia taškytis. Tik mes biškai kitaip taškomės, mes paimam rankas taip ir per vandenį braukiam. Čia reikia bumboks gerti. Čia tas, kur laimėjai iš Novastaro jaučia. 400 eurų be 1 cento. Antie gerai pisa bosas, kad net dantį išpisa iš priekį. Vau, kaip mane išsekino. Aš labai tikiuosi, kad mes, kai susitiksim po vasaros, visi būsime su savo dantimis vietose. Aš labai tikiuosi, kad visi būsite sveiki, gyvi. Aš labai tikiuosi, kad jūs siūsite ir toliau man naujienas, o Lietuva eis ir toliau iš proto. Visą vasarą. Gerbiamas ir laidos redaktorius, mūsų gerbiamasis, kurį mes labai mylim, kuris šiek tiek turinį prirenka per savaitę. Nemiegos šią vasarą ir surinks visą vasarą su Vistinė. Mes po vasaros galėsime rudenį grįžti su pirmąja laida, būtent su vasaros apžvalga. Tikiuosi, kad Ieva, jūs irgi toliau džiuginsite savo pagalbą mano kūnų šeimininką. Modest, tikiuosi, kad ir jūs mano kūnų šeimininkai ir toliau norėsite užkimšti kraujagyslę savo atnešamais sumuštiniais. Dominikai, dabar save filmuok iš apačios. Tai, ką mato jį. Tai tikiuosi, Dominikai, tu išmoksi šnekėti, linksėti ir kitą rudenį vėl būsi kartu čia, šitame Rusyje. Pajadaiti, tu tikiuosi, kitą rudenį irgi pirmą laidą pasirodysi ir paskutinę vėl. Nu ir Andriau Talžūnai, norėtųsi, kad ir tu toliau pridėtum savo editinimo rankelę, perduok broliui linkėjimus, ačiū tau už kūrybinį laiką kartu. Čia dar nėra atsisveikinimas, nepagalvoj, nesate atleidžiamas, čia tiesiog dar išsispresit, jūs dviesit ant savo, darysime jūsų muštynis iki mirties šiandien prie klubo. Tai va čia mūsų kūrybinė komanda, aš esu Vytautas Vidutinysis, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad padarėte tokį didelį šuolį su subscriberiais į kiekvieną šou po 1000 subscriberių. Manau, kad čia net Martas Stankevičius pavydėtų tokių skaičių. Tai viskas. Išeinu pailsėti, grįšiu labiau pasikrovęs, galbūt persikraustysiu gyventi į Vilnių, galbūt kils naujų idėjų, gal nekils. Eikit ilsėtis. Nepiskite niekas vien kitam proto, jeigu yra kažkas juokinga, juokitės, jeigu neturite dantų, piskit, kryste viską, kad dar mažiau turėtumėte dantų, jeigu esate talentingas, darykite TikTok lives, jeigu esate orų prognozuotojas, čiulpkite bibi, nereikia jūsų profesijos visai, kas tu raukais čia, blėt? Dabar dar vienas, buvo kurjerių skandalas, dabar sinoptikų skandalas. Kitės, norėjau bairį pasakyti, paskutinę laidą, sugadins nuotaiką. Dar užmiršau vieną juk dalyką pasakyti, 20 eurų norite, turi 18 metų, QR kodas spausk, atsisiųsk Revolut ir gausi 20 eurų dovanų, nuorad video aprašym viskas. Vytas out, eina atostogaut.